Sveiki, mano draugai, čia aš, Solo Moon. Kaip gera, kad jūs čia. Aš jūsų pasiilgau. Šiandien jums papasakosiu apie sportą su Bete ir Liuse. Ir kaip tau šiandien sekėsi? Nelabai kaip. Kodėl? Kas nutiko? Man nelabai patinka sportuoti. Liuse, sportas tai sveikata, tai būtina. Bet aš labai nesportiška. Liuse, iš kur tu žinai, jei neišbandei visų sporto šakų? Man patiktų nebent kautis. Ir kas čia juokingo? Na, kovų menai nėra tai, Liuse. Kai mes grįšime namo, aš tau parodysiu sporto šakas. Jos tave įkvėps. Liuse, kai ką tau noriu parodyti? Matai, tenisą žaidžia su rakete ir kamuoliuku. O atletika, tu gali bėgti, šokinėti ir mėtyti. Pažiūrėkime, kaip žaidžia krepšinį. Wow, Augustas Marčiulanis meta tritaškį. Tritaškis! Aš noriu pamėginti žaisti krepšinį. Žinoma, griebk savo aprangą ir eime pažaisti krepšinio. Ačiū, teta Bete! Mes kamuolį čia, 2 žingsniai. Gynyba. Liuse pasiėmė kamuolį ir įžengė į aikštelę. Teta Bete, man labai įdomu. Tu nelaikyk kamuolį, o mušk į žemę, mušk į žemę. Dabar jaučiuosi kaip koks tai Marčiulionis. O, jis geras žaidėjas. Oi, tu, Liuse, džiaugiuosi tavo įkvėpimu, bet reikia treniruotis tau daug labai. Pabandom dar kartą įmest? Šaunuolė, aš noriu treniruotis daugiau. Kokia puikia istorija, ačiū, kad žiūrėjot.